Hei, šiandien nagrinėjom gan paprastus dalykus. Kada Emilis galėtų išeiti į pensiją, kaip vienas iš portfelių, vienas iš mano satelitų išleis mane į pensiją pats iš savęs, kokią sumą aš turiu investuoti per sekančius metus ir paraleliai, kur mano portfelis mane nuvestų, jeigu aš jį tiesiog palikčiau ramybėj, bei susitvarkysim su tam tikrais tax dokumentais. Ką turiu minėti tax dokumentais, tai reiškia, kaip su deklaracija susitvarkyti su specifinė platforma. Tai dabar, step by step, šokam pirmiausiai į platformą, suinvestuosim ir tą patį 1000, išsiimsim tam tikrus dokumentus ir tiesiog užkabinsiu tam tikras detalės, kurias reikėtų žinoti visiems investuojančiams. Matote demo platformą iš karto. Labai draugiškai atrodo, mes jiems padovanojom 10 milijonų prizą, tai nesenai preelė po 10 milijonų, 1,5 milijono grąžina jų investuotojams, plus 26% vidutinė metinė grąža. Super rezultatai, bet vėl. Šiandien tikimės kažkur 15% grąžos. Jeigu 15% ilgojo laikotarpį jie uždirbinės, manau, kas yra realus variantas. Tai čia jau superinis pasirinkimas, o šiuo metu mano 11 000 portfelis, vėl 2 metam užšaldom pinigus, tai reikia įsivertinti, kad tai nėra momentalus 15%, mes už tą užšaldymą gaunam tam tikrą premiumą, taip sakant, didesnę grąžą. Tai žiūrėkit, mano dabartinė ROI, Return on Investment, yra 40%. Vėl, kaip visą laiką akcentuoju, kad nereikėtų tikėtis geriausių rezultatų ir aš labiau linkęs planuotis per 15% ir tai yra tas jų nuoseklus scenarijus per 2 metus, išieškant visus objektus. Apie Indemo jau kalbėjau ne vieną kartą, jeigu dar nesate užsiregistravę, nemokama galimybė investuoti galit nuo 10 eurų. Jeigu registruodamėsi panaudojat FL3 koduką, jūs papildomai gausit 40 eurų, jei tiesiog išbandysit investuoti per platformą. Atsidarot, pasipildot, kad ir 10, 50, 100 eurų, išbandot platformą, pamatot, kokie draugiški rezultatai, važiuojat su platformos sėkme. Gerai, kad nebūtų video visas pilnas blevyzgų, tai akcentuojam kelis dalykus. Pirmas dalykas, kaip lengva investuoti. Čia visą laiką dažniausiai žmonės visą laiką užstringa, bet akcentas paprastas. Pasižiūrim, turim kelis objektus. Galime pasižvalgyti, čianais nėra investuota, čianais nėra investuota, čianais nėra investuota. Pagal flow didžiausias rezultatas čianais, PTV 48, 47, beveik tie patys rezultatai. Tai gerai, paprasčiausiai renkamės. Aš sakiau, iki mano pasirinkimo, kol aš pasieksiu tam tikrus rezultatus, tam tikras investuotas sumą, aš per daug diversifikaciją šičia neužsiemu, aš tiesiog į skirtingus nautsus investuoju ir iš karto matot, mano portfelis jau pasiekė 13 000. Paskaičiuosim, kiek tai gali uždirbti man pinigų ilgojo laikotarpiu. Tai kokiu greičiu suinvestavau pinigus? Labai greitai. Bonusas iš karto įkrito atgal, tam tikras cashbackas, irgi superiniai variantai. Dažniausiai pasidemo visą laiką yra tam tikrų cashbackų, čia irgi grįžta pinigai. Apsidžiaugiam šitą vietą, tai šį mėnesį dar irgi, jeigu investuosit per balandį, gausite tam tikrus cashbackus. Var 30 eurų irgi galiu investuoti, galit pradėti nuo 10 eurų. Tai lyginamai paprasta. Visos pinigų sumos suinvestuotos į objektus. Pradžiai galbūt šokam ir parodom jums truputį daugiau apie pačius statementus ir parodom viską, ką jums reikėtų žinoti. Tai pirmą parsisinčiau, biškai pamiršau, kur aš parsisinčiau, bet keliaujam ant pačio žmogeliuko, tai kur jūs investuojat. Keliaujam į Documents ir keliaujam į Periodic Documents. Dabar ketvirčio rezultatus visą laiką galite gauti, bet jūs tuo pačiu galite visų metų. Tai va, kalbam Tax Reports 2024. Prisisiunčiat šitą dokumentą, šitame dokumente bus palūkanos, bus bonusai, kuriuos galbūt už pritrauktus draugus gavote, arba bet kokia informacija, kur gavote ir uždirbote tam tikrą pinigų sumą. Deklaruojant, jums reikės šitų skaičių ir tiesiog VMI turėsite suvesti šitus skaičius, plus papildomai prisekti šitą dokumentą, sakantį, kad žiūrėkit, yra įrodymas. Tuo pačiu nepamirškit, kad patys Latvijai nuima 5% tą withdraw tax. Jeigu norite sutvarkyti šitą vietą, keliaujam Financial Lithuanians, gidai ir yra pažyma patvirtinančių Lietuvos rezidento rezidavimo vietą išdavimas. Ir čionais yra step by step gidas, kaip ir ką daryti, kad išsiimtumėt pažymą, kurią galit nusiųsti būtent Indemo komandai, tam, kad pas jūs būtų nulinis withholding taxas ir reiškia visus mokesčius mokėsite tik Lietuvoje. Paraleliai, jeigu sumokėjote 5%, tai jos rodote, kad sumokėjote kitoje šalyje tam tikrą mokestį, tai 5% parodo tą sumą, tam statemente bus ta informacija ir šitoje vietoje tai neturėtų būti apsunkintas procesas. Šitą dokumentą išsiimti, realiai, jeigu investuosit į kitus Latvijos verslus, irgi jo reikės, tai aš sakyčiau,
kaip čia, paskatinčiau jį ir turėti. Tai step by step labai lengvas 5 minučių procesas, taip sakant, tikrai pasidaryčiau ir tiesiog laikyčiau prie savo dokumentacijų. Gerai, šokam į kitą pavyzdį, kad visiems patinka paskaičiuoti, taip sakant, kitų pinigus ir šitoje vietoje, kaip aš dėliojasi planus. Mano tikslas yra, kad kiekvienas mano portfelis iš skirtingų turto klasių, iš skirtingų pasirinkimų atneštų man būtinas mano išlaidas. Mano būtinas išlaidas yra kažkas apie 1000 eurų ir šioje vietoje aš akcentuoju, kad aš neplanuoju, kad tik tai 1000 uždirbsiu ir viskas. Aš tiesiog noriu, kad iš pirmo investavimo būdo, iš antro investavimo būdo, iš trečio investavimo būdo, iš ketvirto investavimo būdo ateitų po 1000 eurų. Ir akcentas yra ta suma didės su laiku, tikėtina, kad jį rauks, tai mano tie portfeliai turi augti pagreitintų būdu ir jeigu, sakykime, vienas arba 2 portfeliai šlubuoja, man kaip ir ne problema, nes likę 5-6 portfeliai man dar vis atnešinėja milžiniškas pajamas. Tai Indemo pradėjau praeitais metais, noriu paversti tai tam tikrų satelitų ir šiuo metu man yra 33 metai, sekanti kovo su jais 34, turiu realistiškai tam tikrą laikotarpį, kas yra 16 metų, iki 50 aš noriu šitą portfelį sutvarkyti, kad pats ant savęs stovėtų visiškai, taip sakant, iki galo. Tai dabar atsiranda tada klausimas. Dabar kas būtų, jeigu aš tiesiog paskaičiuokim 13 000, 15.1 ir aš palikčiau 16 metų. Dabar iki 50 metų, jeigu tiesiog palikčiau tą kapitalą, man šiuo atveju išaugtų kapitalas 10 kartų, iki 143 000. Jau nebloga grąža. Bet dabar mano akcentas, aš noriu pasiekti tą 1000 eurų, kas yra 282 000 kapitale. Tai dabar aš iš karto skaičiuoju. Gerai, jeigu 16 metų, tai reiškia, aš turiu dar 11 mėnesių. Jeigu aš investuočiau 23 000, tai reiškia 10 000 nuo dabar. 253. Truputį trūksta. 24 000. 25 000. Draugiška suma, kas yra jau labai arti tos sumos ir labai arti to targeto, kurį aš noriu pasiekti. Tai mano tikslas per sekančius, taip sakant, 11 mėnesių pasiekti, kad mano investicijose būtų nebe 13 000, bet 25 000. Kas reiškia 12 000, reiškia po 1000 eurų kiekvieną mėnesį. Ir dabar tuo met, kai pas mane investicijose 275 834 eurai, sakykime, mes sumažinam grąžą iki 10%, nes manau, kad šita platforma ir toliau išliks konkurencinga. Ir paimkim likusi 10. Tai reiškia, man jau 50 bus, kai šitam portfelėje bus 282 000 ir pats ant savęs jis sėdės ant kojų. Dabar, jeigu aš norėsiu jį palikti ir norėsiu išsiminėti tam tikrą pinigų sumą. Depozito aš jau nebedarysiu, bet aš norėsiu išsiminėti, sakykime, tą patį 1000 eurų kiekvieną mėnesį. Dabar calculate. Po 10 mano investicijose nebe 282 000, bet 541. Ir čia atsiranda kabliukas, kad aš noriu pasiekti tą kritinę masę, kai portfelis net ir su mažesniais rezultatais dar vis auks iš savęs. Tai reiškia, aš kiekvienais metais galėsiu pasinėti vis didėjantį ir didėjančią sumą. Tai reiškia 1000, 1100, 1150, 1200 ir toliau ir toliau. Dabar vėl, ar tai yra garantas? Ar garantas, kad kiekvienais metais aš uždirbsiu tą patį 15,1%? Ne, bet labai tikėtina. Kai mes žvalgomės Indemo grąžą, mes visą laiką turime pasižiūrėti truputį dokumentus ir aš visą laiką akcentuoju, tas skydas yra kažkas, ką reikėtų panagrinėti kiekvienam investuotojui. Tai dabar, ar aš manau, kad šitas scenarijus, kurį jie čia nais yra išdėlioję, tas moderate scenarijų yra pasiekiamas? Manau, kad taip. Labiau tikėtina, kad netgi favorable scenarijų yra pasiekiamas, tai šiuo atveju tie rezultatai gali būti gerokai didesni. Bet aš jau geriau pasiplanuosiu su konservatyviais, pasieksiu, kad mano kapitalė yra didesnės pinigų sumos ir džiaugsiuos tuo variantu, negu atvirkštinis variantas, kur pasiplanuoji su geriausiu possible scenarijo, atkeliauja 5% mažiau, nors tai yra dar vis dideli rezultatai ir sėdžiu ir galvoju, blema, man nepavyko kažkokia nesąmonė, man nereikia čionais rinktis. Konservatyviai susidėliojus skirtingų didelį kiekį portfelių, ir kiekvieną iš jų įdarbinant iki tokio lygio, kad jis atneša jums norimą pajamų srautą, jūs turite labai stiprią situaciją, kur nesvarbu, kuriai turto klasiai yra tam tikros rizikos ir tam tikrai svyravimai, jūs momentaliai jaučiatės daug labiau užtikrinti. Bent jau man taip atrodo ir aš taip sau darau. Dabar nereiškia, kad aš visus 6 pradedu iš karto, aš pasibandžiau skirtingus variantus, pradėjau nuo akcijų iš karto sudeginau, po to tam tikri fondai atsirado ir taip toliau ir taip toliau. Kabliukas šitoje vietoje yra, jūs galite pradėti nuo vieno satelito, kuris neužima laiko ir pradėti jį kišti pinigus. Pasiekėt tą kritinę masę, kad, pavyzdžiui, aš dabar turiu suinvestuoti 25 000 ir aš po to galiu nieko neinvestuoti, nes skaičiau, kad nieko nebeinvestuosiu likusį laikotarpį. Tai reiškia, man per sekančius metus reikia suinvestuoti 12 000, bet po to aš palieku pinigus ir nieko nedarau ir šitas važiuoja ant savęs. Tai reiškia, per tą laikotarpį, kurį noriu, per 16 metų,
galiu tapti finansiškai laisvas vien iš šito vieno įrankio. Dabar, jeigu tą galiu padaryti 2, 3, 4, 5 pasirinkimui ir investuoti į vieną susikaupiu, į antrą susikaupiu, į trečią susikaupiu, tai pažiūrėkit, kokia stipri pozicija bus už tų 15-20 metų. Šiam kartui tiek. Tikiuosi patiko, tikiuosi sudomino. Apie Indemą jau kalbu beveik metai bus vasara. Paraleliai, jeigu pirmą kartą girdite apie Indemo ir norit pasižiūrėti, kaip aš pradėjau komunikuoti apie Indemo ir papasakau, kaip užsiregistruoti ir visą kitą, paliksiu video čia nais. Paraleliai galite palikti klausimus savo apačioje. Tikrai atsakysiu. Kiekvieną šeštadienį yra klausimų atsakymų epizodas, kur komentuoju jūsų klaustukus. Tiek šiam kartui. Iki pasimatymo.